Mūsų istorija. Mūsu stāsts. Meie lugu. Sveiki, aš Aurimas Liutikas. Gimiau 1988 metais, gruodžio 30 dieną. Tai buvo dar Sovietų Sąjungos laikais, kai Lietuvos Respublika neegzistavo. Aš gyvenau Sovietų Sąjungoje vos keliarius metus, todėl daug prisiminimų iš tų laikų neturiu. Daugiausiai, ką aš sužinojau, buvo iš tėvų ir senelių. Mano senelis visada pasakodavo apie ledus, kuriuos aš taip mėgau. Jie kainuodavo tik 1 kapeiką, rusiškus pinigus tais laikais. 1984 Pelgulinna haiglas Tallinnas, noorde perekonda, 2 vanemat muidugi. Ja oma esimesed eluaastad me elasime Paide linnas Eestis, kuhu mu isa oli ülendatud või siis kooperatiivi poolt saadetud. Ta oli miilits, parajasti ülikoolist väljas vanemad. Ega ma palju ei mäleta, mõningad üksikud asjad tulevad meelde sellest Vene ajast, et kui isaga sai miilitsa osakondaga kaasa mindud ja kuidas ma tead sealt ühe mingi koera mänguasja kaasa võtsin. Ega mänguasjas midagi ei olnud eriti, et kui midagi olid, siis lapsele ikka meeldib ja siiamaani see on veel alles. Et mis ma olin mingi paari aastane. Es esmu dzimusi 1986. gada 26. martā Rīgā, Latvijā, kad Padomju Savienība vēl valdīja Latviju un pārējās Baltijas valstīs. Es neatceros daudz no tā laika, bet atceros garās rindas ārpus veikaliem un zaļos banānus manas māmas atvilknē, kā arī naudas vienību rūtas. Bija liels pārtikas deficīts tajā laikā un ļoti daudz lietas nebija dabūnamas. Tāds lietas kā Coca-Cola vai kožamās gumijas nebija dabūnamas. Vos keletą mandarinų, tai būdavo didžiausia šventė šeimoje, nes buvo labai sunku nusipirkti. Buvo didelis poreikis, bet buvo labai maža pasiūla. Ja enamus mälestused, mis on sellest ajast, on enamasti toiduga seotud, et tead need pikad järjekorrad. Multifilme vaatasime, Vene multifilme, Notsu ja Jänes ja Paaju ja see just multfilm ja siuksed asjad. Korruptsia. Ja siis ma mäletan Balti ketti. 1989. gada 23. augusts. Tai buvo gyva žmonių grandinė nuo Vilniaus iki Talino, nuo Lietuvos per Latviją iki Estijos. Cilvēki nāca kopā no malu malām un sadavās kopā, izveidojot cilvēku ķēdi. Tas, man liekas, bija pat 600 kilometru garu ķēdi. Mul praegu tuleb külmavärinad peale, aga... Un Latvijai, Lietuvai, Igaunijai vajadzēja darboties ātri. Un šis notikums noteikti bija kā simbols mūsu neatkarībai. Inimesed tulid kodudest välja ja ühendasid käed läbi 3 Balti riigi ja ma olin mingi 4-5 aastane vist sellel ajal, jah, et Lietuva, Latvija, Eesti, laisvė, kultūra, vabadus.